Sveiki visi! Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip greitai sukurti klasę ir klasės registrą, kad būtų galima pradėti mokyti naudojant ClassWise. Prisijungę prie programos, eikite į skirtuką mokiniai, esantį pagrindinėme naršymo meniu kairėje pusėje. Norėdami sukurti pirmąją klasę, tiesiog spustelėkite mygtuką Pradėti ekrano apačioje. Įveskite reikiamą informaciją, pavyzdžiui, savo klasės pavadinimą, papildomus komentarus ir pasirinkite klasės registro spalvą. Pabaigę, išsaugokite. Spustelėkite savo naujai sukurtos klasės registro viršelį, kad patektumėte į mokinių sąrašą. Po kiekvienos pamokos šiame ekrane galite matyti mokinių pažangą. Pirmiausia, turite sudaryti sąrašą, įvesdami mokinių vardus ir pavardes, kokie yra jūsų oficialiame klasės registre. Mokinių eiliškumas čia yra reikšmingas, nes jiems priskirti numeriai bus naudojami visose tolimesnėse veiklose. Jei suklydote, pavyzdžiui, praleidžiate ar pamiršote įtraukti mokinį, sąrašą galite lengvai pertvarkyti, nuvilkdami jo vardą į norimą vietą. Patvirtinkite registravimo užbaigimą, spustelėdami mygtuką Išsaugoti pakeitimus. Galite pakeisti sąrašą, spusteldami mygtuką Redaguoti klasę, kuris bus rodomas toje pačioje vietoje. Jei mokinys nebelanko jūsų klasės, galite paslėpti šį vardą. Jei mokslo metais prie jūsų klasės prisijungs naujas asmuo, tiesiog įtraukite naują vardą. Kai kuriate papildomas klases, galite perjungti jas ir jų rezultatus, naudodami viršutinėme kairiajame kampe esantį išskleidžiamąjį meniu. Baigę kelias pirmasis pamokas, apsilankykite šioje erdvėje, kad pamatytumėte apie mokinių surinktus duomenis. Kitame vaizdo įraše parodysiu, kaip pradėti naudoti ClassWise sistemos įrenginius. Iki pasimatymo!